Marijonai, tai sveikinam sugrįžus į rinktinę stovyklą. Tai ačiū. Kaip nuotaikas? Geras, labai. Pailsėjai? Labai. Bus labai faina susitikti su visais. Не паспорту? Nesuprantu, kur papuoliau. Visur taip gražu, gera, chebros daug. Pasilgėjau krepšinį labai? Nu jo. Jau pasiruošęs darbuotis. O sportavai? Ar taip? Truputį sportavau, kiek galima buvo. Ne. Sveiki vyrai atvykę į rinktinę stovyklą. Sveiki vyrai. Tai aš tau neįdėjau. Kodėl? O tau reikia? Tai aš brolis kažkaip. Kaip seksis konkuruoti su jaunimu ir... Na kaip, sunkiai aišku bus. Stengsimės imti patirtim. Nelabai jisai nori su manim stumdytis. Kaip jisai gali su manim stumdytis, jeigu aš ant rytaškio Manak vyrai. Pabank, aš iš tikrųjų čia bereikalo, aš ant ramuštinių. Kur būčiau, Donce, būčiau pavežęs. Aišku, visi 20 nevažiuosim į čempionatą. Jau autobusą tiek netilps. Kas netilps, bėgs, vietoje apšilimo. Krasiuką. Ką norėtum fanam palinkėti rinktinės stovyklos pradžios progą? Visiems sėkmės ir sveikatų. Fanam tai turėtų būti geras čempionatas Lietuvoje, tai bus daug ką veikti, daug varžybų bus pamatyti, tai smagių varžybų. Sveikatos ir gero krepšinio ir kad būtų su mumis ir tikėtų. Oficialiai pranešam, kad rinktinės stovykla prasidėjo. Prasidėjo oficialiai. Pakeitė tą klubą, jisai... Gerai, greičiau, nes jau. Visus Lietuvą!